Ar girdite? Parašykite tos gerai. Nepasiduodam, tikrai ne. Nes čia žinokit, daug tų tamsių struktūrų, kurios nenori dabar būti išvalytos. Ir aš žinau, kad vat, su mano grupe, kuria mes dirbome dabar beveik iki dabar, sakykim, tai čia susirinko labai daug šviesos karių čia tarp mūsų. Ir mes žinom, kaip šitas visas procesas vyksta. Kad tos tamsiosios būtybės jos nenori pasišalinti. Aš įsakau palikti mūsų lauką būtent dabar. Aš įsakau visom tamsiom struktūrom palikti mūsų energetinį lauką, mūsų erdvę būtent dabar. Aš įsakau Dievo vardu palikti šitą erdvę būtent dabar. Visom tamsos struktūrom, kurios slepiasi viduje ir išorė, aš įsakau palikti šitą kūną ir visus šitus kūnus, visą šitą erdvę būtent dabar. Dievo vardu aš įsakau būtent dabar. Visos tamsiosios struktūros dingstat lauk būtent dabar. Visos tamsiosios dvasios dingstat būtent dabar. Aš įsakau Dievo vardu šventosios dvasios stiprybę būtent dabar. Čia žinokit, čia ne šiaip. Jums čia labai stiprios rovės eina. Aš įsakau palikti šitą energetinį lauką, visą mūsų erdvę būtent dabar. Lai valosi visą tai, valosi būtent dabar, valosi būtent dabar. Artūrai gali naudoti. Nes čia labai daugybė mūsų susirinko šviesos karių, kurie turi aktyvacijas ir atvertus jau kanalus valyti tamsias būtybės. Ir kurso metu apie tai kalbame, apie egzorcizmą. Ir visus pravedu, kad visi galėtumėte tai daryti, kad galėtumėte valyti ne tik save, bet ir artimiesiems padėti. Turite turėti visus įrankius, jums nereikia 1000 kursų praeiti. Viskas yra jumyse, visa informacija, viską jūs galite patys. Valytis nuo tamsių būtybių, valyti savo šeimos narius, valyti namus. Viso to galite išmokti. Ne tai, kad išmokti, bet jūs jau žinote visą tai. Tik jūs nežinote, kaip tai naudoti. Jūs visą tai galite. Jumyse visa stiprybė, visa galia. Gerai. Tęsime toliau. Pas mus kurso metu irgi buvo, kad pradžioj trukdžių. Buvę tikrai. Iš 3 karto pavykdavom. Ir praktikos irgi būdavo kitą dieną perkeliam, nes neleisdavo tiesiog daryti. Ir nes kaip tik norėjau papasakoti jums apie, sakykim, žmogus,
pas žmogų tie mylimieji, kurie išėjo ne iš fizinio kūno, jie pasirodo pas juos sapnuose ir duoda kažkokius patarimus, ženklus ir dažniausiai žmonės jaučia, kad artimos sielos juos saugo iš subtilaus pasaulio. Bet labai dažnai ir mano, sakykime, mano praktikoje tikrai buvę tokių atvejų, kur, sakykime, žmogus ateina, kreipiasi pas mane sesijom ir jisai nori mirti. Aš nenoriu gyventi, aš noriu mirti. Mano giminaitė, sakykime, vyras, jisai man kiekvieną naktį sapnuojasi, aš jį matau, ne tik sapnuose ir gyvai, jisai mane šaukia, kad aš pas jį eičiau, kad aš pas jį ir žodžiu, ir mirti noriu, ir daugiau nenoriu gyventi, depresija ir visa kita, ir ne vienus metus taip. Tai atveda būna žmonės, kad jie tiesiog susilenkia visi, viskas va šitaip, nes visas energetinis laukas, jisai silpnas pasidaro nuo tų emocijų ir tos tamsiosios būtybės, jos tiesiog ateina į to žmogaus gyvenimą, jų energetinį lauką ateina į vidų jų, per tas emocijas jos ateina į vidų, sakykime, į energetinį lauką, gali vaikščioti šalia, nebūtinai fiziniam kūne, gali būti ir fiziniam kūne, gali būti ir aplinkoje. Ir tada žmogus galvoja, sakykime, jos labai gudrios, lervos tai nėra tokios gudrios, bet tamsiosios dvasios, sakykime, ar būna, kai dalis kūno, sakykime, užimta kita, sakykime, struktūra, kita siela, dalis, vaiduoklis, kažkoks, šalia gali būti, arba miręs giminaitis būna prisijungia, kuris neišeina, jisai prisijungia kažkokia astralinė būtybė, prisijungia prie žmogaus ir sekina, naudojasi energiją. Ir būna taip, kad ta tamsi būtybė, tas astralinis padaras, jisai gali pasirodyti įvairiausiais vaizdais, jisai gali, sakykime, priimti to žmogaus, to mirusio giminaičio, sakykime, formą. Aš matau, aš jaučiu, kad jisai iš tikrųjų ten visai ne jisai. Ir visada rekomenduoju paklausti, kas tu. Netgi ir angelų paklausti, vedlių, kažkokias būtybės, kurias jūs matote, jūs turite paklausti, kas tu esi. Ir ne tai, kad kas esi, o kad būtų atsakymas taip arba ne. Nes jie gali kažkiek meluoti, bet jūs energetiškai jūs nuskaitysite. Jūs energetiškai nuskaitysite, jeigu tai yra jūsų angelas, jūs jį jausite visada. Ir vėliau papasakosiu, kaip tą ryšį, kaip sakykime, kontaktuoti, kaip ryšį turėti. Ir jūs energetiškai viduje jūs jau nuskanuosite. Ir jūs jausite, kur angelas, o kur ten kažkokia kita būtybė, kuri šalia jūsų. Jūs galėsite tai žinoti, kai jūs turėsite labai stiprų kontaktą su savo angelais, su savo vedliais, tada jūs tikrai juos atpažinsite. Tiesiog energetiškai jūs atpažinsite, kad jie, jūs matysite jų hologramas, vieniem pasirodys, ir kaip hologramos gali, ir pasirodyti kaip žinojimu arba pajautimu, meditacijoje, prisilietimai ir panašiai, ar per kažkokius ženklus. Ir būna taip, kad, sakykime, jie angelai, angelų terapijose būna perduoda, kaip jie susisiekia su žmogum, Vieniems, sakykime, ausyse, man angelai sako, kad tam žmogui pasakyti, kad ar jisai nejaučia ten vienoje ar kitoje pusėje zvimbimą, sakykime, kairėje ausy, tavo angelas man rodo kažkokį zvimbimą, į kairėje ausy, jisai tau duoda ženklą, ir iš tikrųjų žmogus, kurį laiką jau jauti tą zvimbimą, to ausy, ir nesuprato, kas čia jam. Iš tikrųjų tai angelas parodo, kad aš šalia tavęs. Ir jeigu žmogus gal jisai nepasiruošęs, jisai tos informacijos negaus. Bet kaip jisai pasiruošęs, jisai, sakykime, jo angelas, vedlys atveda, sakykime, pas mane terapijai, kad aš tą informaciją perduočiau, nes tas žmogus nesuprato, kad tai angelas. Tai va, ir angelas galvoja, kad jau jisai pasiruošęs tai girdėti ir atsiunčia kažkokį žmogų, nebūtinai mane. Gali atsiųsti kažkokį kitą žmogų, kuris jam perduos kažkokią informaciją, ar tiesiog atves pas kažką, kas galės perduoti jam kažkokią žinią apie angelą.
Ir jūs taip pat galite turėti, kaip ir minėjau, asmeninį arhangelą, galite turėti šventąjį šalia savęs, ne? Kaip, pavyzdžiui, aš atlieku egzorcizmo seansus, aš darau dvasinius valymus ir mano yra vedlys arhangelas Mykolas. Ne? Ir taip pat seansuose Jėzus Kristus. Tai yra ir Urielius, pas mane Gabrielius dar būna, Rafaelius, bet šiti arhangelai, jie jau visada, ypač Mykolas, jau nėra seansų, nėra kažkokių, kad jisai neteitų. Jau jisai mano vedlys, aš jį jaučiu, aš jo energijas, kaip jisai ateina, kokios energijos, tiesiog iš pajautimo jaučiu, kad jisai yra ir meditacijos, ir matau, ir visa kita. Ir pats klientas jaučia. Ir seansų metu, dabar irgi galbūt jūs irgi kai kurie jausite ir praktinės dalies metu jūsų kojos rankos jausis, kad jūs prirakinti ar prispausti, ane? Čia tiesiog jūs laiko tos šviesos būtybės, jūsų fizinio kūno tiesiog jausite, kad jūs esate tarsi prispausti prie tos lovos ar prie ten ant žemės, jeigu galėsite, jeigu jums patogiau, tokį kaip spaudimą. Tai labai dažnai seansuose Jėzus Kristus laiko žmogų, ne? Ir iš karto jaučiu ir jo energijas. Tai būtent egzorcizmo metu, egzorcizmas yra daromas su labai stipriom energijom ir šiaip žmogus egzorcistų būna, aš noriu, ne? Taip nebus. Taip nebus, kad visi čia būsime egzorcistais, nes egzorcistui duodamos papildomos apsaugos. Ir jeigu žmogus valyt pradės šiaip iš noro, kad aš tai noriu, tai būna labai dažnai tokie žmonės išprotėję ir žodžiu, nes apsaugų nėra ir jie patys prisirenka įvairiausių tai būtybių ir paskiau tiesiog stogelį nuvažiuoja ir jau jiem jau tik tai į psichiatrinę ligoninę, ne, jau tenais jie yra uždaromi. Tai tai labai atsargiai reikia su tuo ir turi būti pašaukimas. Tai jau skiria, tai skiria iš aukščiau. Tai nėra, kad jūs, aš sumaščiau su tuo dirbti. Čia tikrai ne kiekvienam. Čia tiesiog reikia pajautimo. Aš gavau tą informaciją. Nebuvo, pavyzdžiui, pas mane nebuvo taip, kad aš užsimaniau. Pas mane, davė imk, nes seniau per šamaninės, ne, kas nežinote, tai pas mane aktyvavosi be jokio žinojimo. Aš nesimokinau apie tai ir nežinojau, kad tai iš viso žmogus gali tai daryti, o pas mane įvyko labai staigus per sapną atėjo informacija, kad aš toks aiškus žinojimas ateina, kad tu tai turi daryti ir viskas, ir man parodė kaip, ir paskiau darydavo ir ateidavo tos sielos pas mane, tiesiog jos į mane kreipdavosi, be jokių ten reklamų, be nieko, ir aš tuos žmonės ateidavo ir aš guldydavau ir tuo metu turėjau kontaktą, tik vėliau aišku pamačiau, su šamane. Tai buvo dvasiniai vedlė, kuri man iš dvasinio subtilaus pasaulio rodė, ką aš turiu daryti informaciją. Aš nesimokinau pas jokius šamanus, nieko, man jinai viską perdavė. Ir tuo metu, kai aš darydavau seansus, šamaninius būtent, į mane įeidavo ta dvasia ir jinai darydavo viską. Jinai darydavo visą, aš tik tai jausdavau, kad kūnas mano, kad kažkas viduje, atrodo, aš, kai transo būseno įeini ir per mano kūną visą tai daroma, kur dėti ranką, ką daryti, ten tiesiog sakydavo, mokindavo, ką daryti, bet tos energijos, aš labai greitai tik papasakoju, buvo jau man per žemos ir tada mano buvo vedimas, keitėsi mano vedliai, nes kurse irgi keičiame vedlius, nes pasikeičia žmogaus energetika ir vedliai atitarnavę pasikeičia į naujus, ne, aukštesnių vibracijų ir panašiai vėliau papasakosiu. Ir tada pasikeičia vedliai. Ir mano vedliai pasikeitė. Seniau su to pilkuoju pasauliu dirbdavau.
daugiau, ne, sakykime, su mirusiais, ne, va, kurie išėjo, o paskiau pradėjau kontaktuoti su angelais, arhangelais, kitom civilizacijom. Tai yra aukščiau dieviškos meilės lygio, jau tenais aukštesnės, ne, vibracijos ir pas mane valymai vyksta būtent su angelais ir arhangelais. Tai va, ir kūrėjo energijom. Ir taip pat su Arcturian grupe, jinai irgi padeda būtent išvalymuose nuo visokių čipų ir panašiai. Tai va, reikia turėti kontaktą. O Pleiadiečių grupė, tai jinai kuruoja mane ir mano tai, ką aš darau. Jie prieš 3 metus kontaktas buvo su jais ir juos pamačiau, tas struktūras, jie iš toliau, aišku, mane stebėjau, čia galbūt kitiems bus kažkokia kosmosą, čia tą dieną pasakoja, bet aš sakau, kaip yra ir kam įdomu, tai galit klausyti, kam neįdomu, tai neklausykit. Tai žodžiu, galiu tik taip, bet tiesiog yra toks vedimas, va dabar man papasakot neplanavau, čia aš nepasirašiu šito buvau, kad aš turiu šitą pasakot, bet aš jums papasakosiu. Tai va, tai žodžiu, ir ta Pleiadiečių grupė struktūros, jie mane stebėjo. Jie mane stebėjo kurį laiką, labai nedaug, ten savaitę laiko. Ir aš juos matydavau per langą, jie neidavo į vidų. Bet dariausi tokią meditaciją, tenais praktiką tokią, ir jie įėjo ir, žodžiu, atliko tam tikrus veiksmus ir perdavė tam tikrą informaciją ir išėjo. O paskiau po kiek laiko dar jie atėjo, bet vat, jie pas mane pasirodydavo pradžioje tik kartais. Ir perdavė informaciją apie ateitį ir, žodžiu, pasakė, kaip ir kas bus, ką aš darysiu, kuo užsiimsiu, ir jie kuruoja. Ir šitas, vat, būtent mano susitarimas, sutartis su jais buvo prieš mano dar įsikūnijimą. Ir dėl to, vat, visi šitie apmokinimai būtent, ne, ir tas kursas, ir dar ateityje bus kursų, ir būtent per juos ir jie kuruoja visą procesą. Tai va, ir dėl to pas mane toksai labai galbūt žmonėm galvotų, oi, gal čia per daug jinai pasitikė, ne, bet pas mane yra labai stiprus aiškaus žinojimo kanalas ir aš visiškai neabejoju tai, ką aš sakau, nes aš tikrai žinau, kad taip yra. Ir tiem, kam reikia, jie išgirs. Tai va. Gerai. Noriu paskaityti dar jūsų žinutes. Laura. Nežinau, čia dabar ko sunkumai čia. Žodžiu, gerai. Judame toliau. Ir dabar nebūtinai, dar irgi noriu paminėti, kad nebūtinai giminaitis gali būti, sakykime, nebūtinai giminaitis gali būti mūsų vedlys iš subtilaus pasaulio, gali būti ir kažkoks labai artimas, ne, sielos draugas, ar su kuo turėjote labai stiprų ryšį, tai irgi gali būti jūsų vedliu. Ir mes artėjame prie pačio įdomiausio momento, tai kokie angelai mus lydi pastoviai. Ir visi žinome, kad yra angelas sargas, bet iš ties yra kaip minimum dar 2-3 angelai šalia, dar be tų, kur minėjau prieš tai. Ir tai ne visi, ir tikrai ne visi vedliai turi angelišką prigimtį. Ir angelas sargas yra vienas iš tų, kuris yra šalia jūsų nuolatos. Ir jis nepriklauso jokią religiją, jis turi funkciją saugoti ir globoti, ginti jūs nuo blogų, sakykime, nuo blogų situacijų ar blogio jūsų kelyje. Ir jis gali net išgelbėti jūsų gyvybę. Ir jeigu jums bus, sakykime, nelaikas tuo metu išeiti, tai tikrai jisai gali ir tikrai manau, kad iš jūsų esate tai patyrę.
Jis turi labai didelę valdžią ir jei žmogus pateko į to katastrofą ir išgyveno neturėdamas nei vieno nubrozdinimo, taip suveikė angelo sargo apsauga. Taip pat yra angelas vedlys, tai šviesos būtybė, kuri kuruoja jūsų apsimokinimo kelią ir danguje jau yra paskirtas apsimokinimas, kurį jūs gausite šiame įsikūnyjime. Mums tik taip atrodo, kad mes įstojame ne ten, ne į tą specialybę, ne tuo keliu einame ar nuėjome. Ir yra dalykai, kuriuos mes galime keisti gyvenimą, o yra tie, kurie mums buvo skirti pagal likimą. Ir tai mūsų išsilavinimas yra mums skirtas ir tos profesijos, kurias jūs apsimokinate ar apsimokinsite, tai jau buvo nulemta pačių jūsų dar būnant sielų namuose. Ir kaip kada taip nutinka, kad tos profesijos, to kelio mes turime ieškoti. Ir tai yra viena iš to gyvenimo pagrindinių misijų ir užduočių. Tai yra to gyvenimo misija tiesiog atrasti tą profesiją ir tiesiog paieškos tos profesijos. O gal tai gali būti dvasinis apmokinimas ar dvasinio apsimokinimo kryptis ar mokykla. Tai gali būti universitetas, kolegija ar tiesiog mokykla. Gali būti sielos universitetas ar bet kurie kursai apmokinimai, kurie duoda žinias. Tai gali būti ir angelų terapijos kursas, į kurį jūs kviečiu. Už tai yra atsakingas jūsų angelas vedlys, kuris jūs veda šiame kelyje. Ir su mumis visada yra šviesos būtybės, kurios atsakingos už mūsų kelią ir evoliuciją. Ir galit jas kreiptis bet kuriuo klausimu. Galite kreiptis pagalbos, surasti tą kelią, jūsų misiją, kad jums pakuždėtų, kokius dvasinius apmokinimus galite praeiti, ar kokias žinias turite įgyti, kad jūsų dieviškoji misija atsivertų jums. Ir taip pat pas jūs gali būti ir trečiasis angelas, tai aprūpintojas, kuris patarnauja jums. Tai tas angelas, kuris atsakingas už materiją ir gausą jūsų gyvenime. Angelai žino, kad įsikūnijus žemėje jums reikalinga materija ir kai reikalingas dvasinis ir jums reikalingas dvasinis tobulėjimas, dvasinis vystymasis, jūsų evoliucionavimas ne tik kaip sielos, bet ir fiziniais būtybės. Ir tam, kad dieviškai evoliucionuoti, turi būti galimybė apmokėti tuos pačius kursus. Ir angelai labai geri, jie žino, kad turime poreikius čia žemėje, kad turime turėti tam tikrus reikalingus išteklius. Ir angelai mums niekada neatsiųs daugiau, negu sielai reikia. Ir būna nutinka, kad žmogus gauna daugiau, nei jam reikia. Palikimas, laimėjimas ir patys žinote, kas nutinka su tais, kurie laimi tas didelės sumas. Ir aišku, tai ir pamokos, kurios tos sielos mokinasi. Ir vienos mokinasi meilės savo, pasitikėjimo savimi, kitos mokinasi priėmimo, asmeninių ribų ir panašiai. Ir dažniausia tai būna viena pagrindinė pamoka, jų iš tikrųjų yra 12 pamokų, pagrindinių pamokų, bet pagrindė yra tik tai viena pamoka, kurią jūs mokinotės pagrindinė šitame gyvenime. Kita gali būti kaip paralelinė, bet viena vienintelė yra pagrindinė. Apie tai kalbėsiu antros pakopos kursuose pavasarį. Daugiau dalinsiuosi apie tai. Tai va. Ir pas šį būtent angelą galima prašyti ne tik pinigų, bet ir išteklių įsigyti, sakykime, savo nuosavus namus. Žinau, kad viena dalyvė, turėjom su ją šią savaitę susitikimą, būtent kurso dalyvė, ir turėjom sesiją ir papasakojau, kad būtent kurso metu labai daug ir dabar dar vyksta labai daug stebuklų jos gyvenime, ne, labai aktyvavosi daug stebuklų to, ko jinai seniau nepatyrė.
Ir jai pagaliau pavyko rasti jos svajonių namus ir jinai juos įsigijo. Tai aš labai džiaugiuosi už ją ir daug kitų stebuklų pas ją įvyko. Tai man tokia labai didelė laimė, kai žmonės tiesiog per labai greitai laiką gauna tokias aktyvacijas ir tiesiog nereikia tūkstančius kažkokių sesijų vaikščioti, gydytis, valytis, ištisai kažkokiuose valymuose. Dabar visos energijos, visi procesai yra labai greiti ir viskas vyksta, tiesiog gali akimirksiu viskas pasikeisti, visas gyvenimas. Tik tai reikia leisti tam būti, Nereikia metus vaikščioti į kažkokius seansus, valymus, kad valykit mane, valykit. Svarbiausia turėti visus įrankius ir mokėti jais naudotis, nes perskaitot, žinau, tūkstančius knygų, bet nežinote, kaip panaudoti tą informaciją, ką jūs perskaitote, ir vis ieškote informacijos iš aplinkos, kad aplinkoje kažkur rasite, vat jau čia, jau viskas, jau dabar, jau čia, aš jau dabar šitus kursus praeisiu ir jau viskas, aš turėsiu tai, ką man reikia. Ar ten aš perskaitysiu, vat jau šitą knygą, tai jau tenais bus super, jau viskas, man daugiau nieko nereikės. Tai žinokit, viskas jumyse yra. Viskas jau yra jumyse. Tik reikia aktyvuoti. Atrodo, žinot, kai paspaudi mygtuką žmoguje ir viskas, ir užsileidžia procesai. Labai staigus procesai gali užsileisti. Tai va, ir kiekvienas žmogus turi angelą sargą, kuris saugo, angelą velį, kuris mokina ir išlaisvina, turi angelą tarnystės, aprūpinimo, žemiškąją materiją ir resursais, ir kad jūs galėtumėte tobulėti ir eiti dieviškosios evoliucijos keliu. Ir savo angelų galite užklausti vardų. Jie visi turi savo dvasinius vardus ir su laiku jie gali jums tuos vardus atverti. Ir jei žinote savo angelų vardus, tai vadinasi, kad jūs jau turite tvirtą kontaktą su savo angelais. Ir aš jums nepasakysiu, sakykime, koks jūsų angelo vardas. Žinau, kad yra tokių terapeutų, kurie tokią paslaugą teikia, pasakyti jūsų sielos vardą ar pasakyti ten jūsų angelo vardą. Ir mano pozicija yra ta, kad jūsų dvasinis vardas, sielos vardas, jūsų angelų vardai, vedlių vardai turi tiesiogiai atsiverti jums iš tų šviesinių struktūrų tiesiogiai, o ne per kito kanalų pagalbą. Ir jei jums jūsų angelas sargas atvers savo vardą, tai jį kvieskite, į jį kreipkitės ne angelę sargę, o sakykite angelę sargę ir pasakote vardą, jau vardu galite kreiptis. Ir aš savo vedlių, savo angelų vardus irgi žinau ir tiesiogiai per savo kanalą gavau. Ne iš kažko, niekas man nepasakė jų vardų. Ne visus vardų žinau, ne visų vardų ir ne visi man atsiveria, bet vienų žinau tikrai. Tai va. Ir tai gali būti vardas, gali girdėtas vardas, gali negirdėtas, gali raidžių kratinys, gali būti, gali net skiemuo. Ir yra kelios technikos, kaip galite angelų vardus sužinoti. Tai galite maldoje kviesti savo angelą sargą, angelą vedlį, aprūpinimo angelą ir sakyti, sakykime, brangieji mano vedliai, atverkite, prašau, man savo vardus. Ir tuo metu turite būti visiškai atsipalaidavę. Ir pamėginkite išgirsti iš gilaus vidaus tą vardą ir kaip jūs gausite tą vardą, pamėginkite jį ištarti. Ir jūs jausite širdimi, ar tas vardas eina per jūsų širdį, ir jei jūs jaučiate tokį kaip pasipriešinimą, pamėginkite po kiek laiko vėl ištarti kitą vardą, ar kas jums kokia informacija eis. Anksčiau ir vėliau jūs tuos vardus išgirsite ir jūsų kontaktas su jais sustiprės ir bus daug glaudesnis. Dar viena technika, kaip sužinoti vardą ir funkcijas jūsų angelų ir suprasti, ar jie turi vyrišką ar moterišką energiją, tai galite nupiešti 3 piešinius ir kiekviename po angelą arba viename piešinyje 3 angelus. Ir tuos piešinius ar tą piešinį pasikabinti ant sienos
Ir jūs pradžioje prikviečiate angelus, dieviškosius vedlius, 3 savo angelus, tėvelį, sargą ir aprūpintoją ir sakote visiško atsipalaidavimo būsenoje, aš prašau parodyti man šį, sakykime, šiuo piešiniu visą informaciją, duoti šiuo piešiniu visą informaciją apie save, paprašote tų angelų. Ir galite net piešimo metu gauti tą informaciją, ne? Ir intuityviai jinai gali tiesiog eiti. Ir tokiu būdu galite taip pat išpiešti kažkokias tai savybės tų angelų. Pavyzdžiui, mano angelas sargas gražus, vyriškas, aukštas, išmintingas, mano angelas aprūpintojas, žaismingas, juokingas, šmaikštus ir taip toliau. Ir būtent taip jūs pažintisite savo angelus. Galite bandyti užklausti vardų, būtent tada, kada piešite, galbūt tiesiog nupiešite, parašysite šalia to angelo vardą. Aš tikiu tikrai, kad jūs taip išgirsite jį. Ir svarbiausia panaikinti visą tai, kas riboja nuo intyvaus girdėjimo, barjerų, jūsų pačių proto ir pilnai atsiduoti procesai, nes kūrėjas veikia per mus ir per kūrybą, kūrėjas yra kūrybos energija. Ir turite stengtis negalvoti savo protu ir išjungti visą tą skepticizmą. Tai, kas pas mus ateina, pirmas dalykas, ta pirma mintis, tai yra teisingiausia. Ir taip pat dar noriu pasidalinti 5 faktais, ką dar turite žinoti apie savo dvasinius vedlius. Tai pirmasis, jūs nebūtinai kada nors sutiksite savo dvasinius vedlius, bet žmonės juos turi ir jie bus šalia, net jei žmogus skeptiškai tai žiūri ir netiki tuo. Ir dar pasakysiu, kad dauguma mediumų ir ekstrasensų nežino, kas jų vedliai ir neturi su jais mentalinio kontakto. Ir dažnai žmonės galvoja, kad kažkas yra šalia jų ir jie bendrauja su dvasiniais vedliais, bet iš tiesų tai gali būti ne dvasiniai vedliai. Ir sakykime, kad bendrauti su savo dvasiniais vedliais ar angelais ir gauti aiškų vedimą, jūs turite lavinti savo dvasinius sugebėjimus, ne? Turite tai lavinti. Ir kai jūs lavinsite, kai jūs kiekvieną dieną tai išgyvensite, šitas patirtis, ne tai, kad aš ten kas pusę metų, ne kažką pasidariau, bet jūs turite kiekvieną dieną jausti jau, bendrauti su savo angelais, ryšį stiprinti, tada jūs gausite vedimą. Ir tai va taip. Antras, jūsų dvasiniai vedliai nebūtinai turi turėti vardus. Jūs galite sapnuoti savo vedlius, regėti meditacijų metu, bet jie gali nepasakyti jums savo vardo, jie kaip, sakykime, dvasinės energijos, žemiški vardai, jiems nėra svarbus. Ir tikrai nėra taip svarbu, kad aš žinau tą vardą ar aš nežinau. Svarbiausia tas ryšys, ką jūs jaučiate šalia būtent tos struktūros. O dar jie gali sąmoningai neatskleisti jums savo vardo, nes tai gali jums sukurti kažkokius naujus įsitikinimus, kurie sutrukdys jūsų psichiniai būkliai. Ir kaip jau minėjau, jei pats vedlys jums atskleis savo vardą, tai būtinai jį ir kreipkitės tuo vardu. Ir jei jums vedlys neatskleidė dar savo vardų, tai jūs pats galite parinkti jam vardą, jei jums taip patogiau kreiptis į jį būtų. Ir trečias, ne pas visus, sakykime, jūsų dvasinius vedlius, ne visi jūsų dvasiniai vedliai evoliucionuoja, ne? Ir kaip jau supratote, ne tik mes kaip sielos evoliucionuojame, eidami iš gyvenimo į gyvenimą, bet ir mūsų vedliai taip pat eina savo evoliucijos keliu. Ir tikrai ne visi mūsų vedliai yra išminčiai, šamanai, vienuoliai ir panašiai. Ir dvasiniai vedliai gali būti visi žmonės iš bet kurios gyvenimo sferos ir kultūros, kurie gyvenę 100 metų prieš, ar tiesiog visai neseniai gyvenusių čia žemėje, ne?
Ir vedliai gali būti nebūtinai būtybės, kurios kada nors turėjo įsikūnijimus žemėje. Va, ir paminėjau, kad yra plejadiečių, nesakykime, grupė, yra nebūtinai turėję žemiškus įsikūnijimus. Ir mano aplinkoje yra irgi žmonių, kurie pirmą kartą turėjo tik tai žemišką įsikūnijimą, tai šį įsikūnijimą. Tai va, iš artimųjų net yra. Tai va, ir netgi šitoj galaktikoje. Būtent. Tai va. Ir tai gali būti iš gyvūnų pasaulio net, ar kitų civilizacijų, nesakykime, jūsų dvasiniai vedliai. Ir ketvirtas yra, jūsų vedliai su laiku gali pasikeisti. Tai čia jau kurso dalyviai žino, ką tai reiškia. Yra vedliai, kurie eina su mumis visą gyvenimą, o gali būti, kad kaip kurie eis tik tam tikrą laiką. Ir kaip jūs pereinate į tam tikrą gyvenimo etapą, į kitą gyvenimo etapą, tada ateina jūsų gyvenimą kiti vedliai su kitomis užduotimis jums. Ir tai kažkiek gali suteikti vidinių tokių kančių, nes jei jūs dvasiškai vystotės, praktikuojate, jaučiate savo vedlį ir po kurio laiko jaučiate, kad jo nėra ir kažkas kitas jūsų energetinėme lauke, tai aišku, tai gali jaustis kaip netektis labai artimo. Ir tiesiog, kai vedliai atlieka jau tam tikrą misiją, jie palieka jūsų energetinį lauką ir eina pasitarnauti kažkam kitam. Ir būtent minėjau, kad kurse mes darėme pakeitimą dvasinių vedlių ir tikrai susipažino dalyviai su naujais savo dvasiniais vedliais. Ko pasekoje ir gyvenimo pokyčiai labai stipraus pas visus praktiškai. Tai va. Ir penktas, jums vedliai nesakys kaip ir ką jūs turite daryti. Ne? Ir jie gali tik paraginti, patarti, pavyzdžiui, man vedliai Diana, eik ten, sportuok, nesėdėk, būna pasako, ne, ar kažkokius tokius patarimus, arba ten ryte stokis, sakykime, lipk iš lovos, neimk telefoną, va tokius, nu tiesiog, man padeda, ne, man padeda mano, nes aš dabar labai stipriai dirbu su fiziniu savo kūnu, fiziniu aktyvumu, nes labai daug sėdimo, ne, pas mane darbo, tai man reikia judesio didesnio, tai va, tai jie man padeda, pasitarnauja, būtent prakrūtina, ar ten 9 vakare sako, viskas stok, eik, sportuok. Ir aš klausau, nes ateina toks aiškus žinojimas, kad taip reikia daryti. Ir nueinu į salę. Ir buvo čia prieš kelias dienas viena moteris parašė dėl kurso. Ir sako, atsiprašau, kad taip vėlai rašau. Lietuvoje buvo ten gal 11:30. Ne, sakau, viskas gerai, aš sporto salėje. Tai labai prajuokinu. Tai va. Ir aš linkiu jums sustiprinti kontaktą su savo vedliais, dvasiniais vedliais, kurie jūs veda kelyje, ir analizuoti, stebėti, ką jūs jaučiate savo erdvėje, ką jūs matote. Tai žinokit, unikali kelionė ir turimas pajautimas subtilaus šalia jūsų ir kaip jūs visatai išreiškite tą ketinimą, kad jūs norite susipažinti su savo angelais, su savo vedliais, tai aš tikiu, kad taip ir bus jūsų gyvenime ir jūs gausite tuos ženklus iš jų. Ir jei jūs tikrai norėsite, tikrai taip ir nutiks, kai jūs būsite pasiruošę, nes jie tikrai nepasirodys jums, kada jūs dar nesate pasiruošę, ir jie tikrai laukia to kontakto, kada jūs būsite taip informacijai pasiruošę ir kada jūs būsite pasiruošę tam kontaktui, ir taip ir nutiks. Ir aš linkiu jums sustiprinti savo ryšį su dvasiniais vedliais, kurie jums padės jūsų misijoje, jūsų kelyje, ir kurie jūs gins, kurie globos ir ves jūs, kurie myli ir besąlygiškai myli jūs. Ir aš linkiu, kad tas ryšys taptų, jeigu jūs kontaktuojate su savo vedliais, kad tas ryšys taptų dar stipresnis negu yra. Ir dabar tada padarysim dar jum praktiką. Aš noriu, kad jūs jau dar greitai peržvelgsiu jūsų žinutes.
Ką reiškia būti pasiruošus? Kai būsite pasiruošę, tai nekils klausimas, ar aš pasiruošusi ar ne. Pasiruošę kaista kojos. Galite dabar jau įsitaisyti, atsigulti ir darysime praktiką. Darysime praktiką jums. Darysime praktiką dabar. Ką jūs rašėte, dabar neskaitysiu. Perskaitysiu vėliau vakare. Dabar jau vakaras. Atsigulkite, noriu, kad jūs atsigultumėte. Bus dabar toksai apie 40 minučių jau seansas. Ir tada jau, kai seansas baigsis, aš tiesiog atjungsiu jau laivą, nekalbėsim nieko, nes dauguma galbūt užmigs tame procese, ne jau gal bus pasiruošę miegoti ir užmigt, kad nereikėtų keltis ir visa kita. Tai jūs atsigulate, dabar įsitaisote patogiai, kaip jums patogiai, galite užsikloti, galite uždėti kažką ant savo akių. Gerai, įsitaisykite. Įsitaisykit ir galėsim judėti. Atjungsiu save, į mane nereikia žiūrėti, žiūrėsit į savo vidų, žiūrėsit į savo vidų. Ir klausysit mano vedimo. Atsipalaiduojam, dabar kvėpuojam. Užmerkite akis. Užmerkite akis ir įsiklausykite į savo kvėpavimą. Įsitaisykit patogiai. Dabar nukreipiam į kvėpavimo procesą. Tiesiog stebim savo kvėpavimo procesą. Visas dėmesys tik į kvėpavimo procesą. Pradedame kvėpuoti sąmoningai. Jaučiame savo kūną. Galbūt jisai nori kažkiek pajudėti. Galbūt rankos nori šiek tiek pajudėti. Kojos, galva, kaklas. Tiesiog koncentruojamės dabar į savo kvėpavimą. Galbūt norisi nuimti įtampą, paleisti įtampą. Išreiškime meilę, didžiulę meilę savo kūnui. Įsitaisome patogiai, kuo patogiau. Ir koncentruojamės tik į kvėpavimą. Darome gilų, lėtą įkvėpimą. Ir stebim, kaip oras skutena vidinę šnervių pusę. Oro srovė juda gilyn, jūsų kaklu ir pripildo krūtinę, plaučius. Krūtinė pakyla, prasiplečia. Pečiai atsitiesia, išsitiesia, jeigu jūs sėdite. Galbūt nugara išsitiesia.
Mes darome gilų įkvėpimą. Pilnai tiek, kiek mes jaučiame. Ir galime iškvėpti. Iškvėpime tik tada, kai jau nėra vietos. Ir tada stumiame vėl orą į viršų. Atkreipkite dėmesį, kaip nusileidžia pilvo sieneliai, kaip nusileidžia krūtinės ertmė. Tiesiog paprasčiausiai stebime šį procesą dabar. Stebime, kas vyksta kūne, kokie procesai vyksta kūne, kaip reaguoja mūsų kūnas. Paprasčiausiai kvėpuojam. Kvėpuojam giliai, tolygiai, sąmoningai. Ir išreiškime ketinimą, kad įkvėpdami mes pripildome kiekvieną ląstelę. Visą savo kūną pripildome gyvybės energiją. Su meile, su dėkingumu. Paleidžiame visą tai. Paleidžiame visą tai, kas atitarnavo savo. Visą tai, kas jau nebetarnauja mūsų labui. Ir įkvepiam gyvenimą ir džiaugsmą. Dar stipriau, dar stipriau. Ir iškvepiame visą, kas atitarnavo. Su meile ir su dėkingumu. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu mes daugiau ir daugiau atsipalaiduojame. Atpalaiduojame visą kūną. Pajauskite, kaip tos energijos, jos įsiskirsto visame kūne. Vyksta energetinis ištiesinimas jūsų visos struktūros, viso šio proceso metu, visos šitos praktikos metu. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu dabar koncentruojame dėmesį į jūsų pėdas. Fokusuojamės tik į pėdas. Kvėpuojame tarytum šią vietą. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir kyla kūne kažkokie pojūčiai. Kaip kūnas reaguoja į tos pojūčius. Gal jaučiate kažkokius judesius tam tikroje kūno vietoje. Gal šaltį, gal šilumą, gal padūrimus. Ir jeigu jūs nieko nejaučiate, tai paprasčiausiai per ketinimą užlaikome savo dėmesį toje kūno vietoje ir kvėpuojame. Su kitu įkvėpimu kylame dėmesio aukštyn nuo jūsų pėdų iki kelių. Kvėpuojame dabar šią kūno dalimi. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir paprasčiausiai stebime. Prisipildome gyvybės energiją. Paleidžiame visą, kas atitarnavo ir pakylame aukštyn.
link lubų. Kvėpuojame sąmoningai šią kūno dalimi. Mes dabar tarsi kvėpuojame šitą kūno dalimi. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Prisipildome gyvybės energiją. Prisipildome džiaugsmo energiją. Prisipildome sveikatos energiją. Atjauninančią energiją. Ir paleidžiame visą tai, kas atitarnavo. Su dėkingumu. Dėmesiu judame aukštyn, link pilvo. Ir stebim. Gali ateiti skausmai pilvo apačioje, nugaroje, skrandyje. Tiesiog stebim ir kvėpuojam. Stebim ir kvėpuojam. Ir tik tai tos energijos minčių formos ir būtybės, kurios yra 100% iš dieviškos besąlyginės meilės, gali būti mūsų erdvėje. Paleidžiam. Kvėpuojam ir paleidžiam. Kvėpuojam ir paleidžiam. Jeigu kyla kažkokios emocijos, jeigu norisi tiesiog verkti, paleisti iš pilvo, tai ir darom. Kvėpuojam ir paleidžiam. Skausmą paleidžiam. Neviltį paleidžiam. Visą tai, kas viduje ir išorėje, paleidžiam. Visą tai, ką mes norime paleisti, dabar mes tai paleidžiam. Iškvėpuojam. Iškvėpuojam. Iškvėpiam. Ir paprasčiausiai stebime. Neanalizuojame, o stebime. Dėmesiu pereiname į krūtinę, į krūtinės ertmę. Dėmesio einame į pečius ir rankas, iki galų, pirštelių ir pilnai kvėpuojame. Prakvėpuojame gerai visą kūną. Prisipildome gyvybinę energiją, atjauninančią, šviesią, mylinčią energiją, meilės energiją, šviesiniais kodais. Galbūt kai kuriem veide pasirodo šypsena, tos malonios energijos jaučiasi, kurios įeina dabar į krūtinę, į rankas, į pečius. Tokios malonios energijos, kurios kutena. O galbūt kitiems skausmas, galbūt viename petyje skausmas, kitame petyje skausmas. Prakvėpuokime. Pajaučiame, kaip jaučiasi pečiuose, ar yra įtampos, ar ši kūno vieta yra pakankamai atsipalaidavusi dabar. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu paleidžiame įtampą iš šios kūno vietos. Paleidžiame visus blokus, paleidžiame visą įtampą. Leidžiame jūsų raumenim visiškai atsipalaiduoti ir grįžti į savo natūralią būseną. Atpalaiduojame pečius, dar labiau atpalaiduojame. Paleidžiame visas užduotis, problemas. Visą tai, ką paėmėm ant savo pečių, visą tą atsakomybę.
Visa tai matosi mumyse, jaučiasi pečiuose. Kiekvienas turime nešti tik už save atsakomybę. Ir su iškvėpimu mes paleidžiame visą tą naštą ir dėkojame už patirtį, kurią gavome. Paprasčiausiai paleidžiame visą tai, kas nepriklauso struktūrai, visą tai, kas atitarnavo, visą tai, kas netarnauja mūsų prigimčiai. Stebime, kaip reaguoja pečiai į mūsų šį veiksmą. Ir dar kartelį įkvepiam ir iškvepiam ir paleidžiam. Ir kylame aukštyn. Siekiame mūsų kaklą. Iš pėdų įkvepiame ir keliame energiją aukštyn link kaklo. Kvėpuojame kaklu, ramiai, ritmiškai, tolygiai. Atkreipiame dėmesį, kaip jaučiasi kaklo raumenys. Ar jie įsitempia? Galimai ten jaučiasi kažkoks nepatogumas. Su kiekvienu įkvėpimu mes leidžiame kaklui atsipalaiduoti ir grįžti į savo natūralią prigimtį ir savijautą. Jaučiame, kaip kaklas tampa lankstesniu. Ateina sugebėjimas matyti gyvenimą, žmones, situacijas iš kitos pusės, tarsi kitų žvilgsnių. Iš skirtingų pusių. Su įkvėpimu ir iškvėpimu mes koncentruojamės dabar į galvą. Mūsų galvose yra daugybė įvairiausių minčių, kurias mes prasukam daugybę kartų. Ir dabar su įkvėpimu ir iškvėpimu leidžiame joms išsilaisvinti. Paleidžiame. Įsivaizduojame, kad galva tai tarsi arbatinukas, nuo kurio paprasčiausiai nuimame dangtelį. Ir ta įtampa, tai tie garai, tie pergyvenimai, tos mintys, jos išeina. Visos tos idėjos, visa tai palieka jūsų erdvę. Jūs tiesiog stebite procesą. Tarsi stulpas garų palieka jūsų galvą. Padedame paleisti savo tą įtampą. Tiesiog stebime tą procesą. Stebime kūną, kokie pojūčiai kyla. Kokie pojūčiai kyla tuo metu. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu paleidžiate. Ateina vis didesnis aiškumas. Ateina vis didesnis lengvumas.
Dar vienas įkvėpimas. Ir mes koncentruojamės dėmesį į savo veidą. Dienos eigoje kaip socialinės būtybės mes dedamės įvairiausias kaukes, kurios padeda mums adaptuotis, integruotis su kitais žmonėmis. Dažnai naudojamės šitas kaukes. Ir su jom susitapatinam. Ir tikime, jog tai mūsų tikrasis veidas. Ir dabar mes einame į tą veidą dėmesį ir kvėpuojame veidu. Kiekvieną ląstelę, kiekvienu centimetru. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu. Mūsų veido raumenys atsipalaiduoja, atsinaujina. Mes leidžiame savo paleisti visas kaukes. Mes leidžiam savo turėti savo tikrąjį veidą, kuris išreiškia, parodo ir simbolizuoja mūsų tikruosius, mūsų tikrus iš tų gelmių, mūsų esaties. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Mes vis labiau ir labiau paleidžiame tas kaukes. Mes vis labiau ir labiau išreiškime pasauliui tą tikrąjį savo veidą, parodome tą tikrąjį savo veidą. Mes leidžiame savo parodyti tai. Paleidžiame visas baimės, visus kitų lūkesčius, visas tas svetimas energijas, kurios trukdo ir riboja pajausti tikrąjį save šiame pasaulyje. Išreikšti save per kūrybą. Paleidžiame visą tą įtampą, nuomonės kitų, visą tai, kas primesta. Mūsų pėdos, keliai, klubai, pilvas, krūtinė, pečiai, rankos, delnai, kaklas, galva, veidas. Viskas kvėpuoja tuo pačiu ritmu. Viskas atsinaujina, atsipalaiduoja. Dabar dėmesio einame į plaukus. Kvėpuojame kiekvienu mūsų plaukeliu. Kiekvienu plaukeliu mūsų kūne. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu mes pilnai atnaujiname tą informaciją ir energiją, kuri prisigėrė į mūsų plaukus ir jau nebetarnauja. Mes pilnai atnaujiname informaciją ir energiją mūsų plaukuose. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu paleidžiame viską, kas atitarnavo. Ir atveriame tą erdvę, tą tiesą subtiliame ryšyje. Tom energijų, kurios palaiko mus mūsų tikrame kelyje. Mūsų plaukai kaupia mūsų stiprybę. Stebim tos procesus, kas vyksta. Ir kvėpuojam kiekvienu plaukeliu savo kūnu. Iškvepiam ir įkvepiam. Visą tai, kas vyksta kūne, tiesiog stebim visus tos procesus. Ir darom gilų įkvėpimą, sąmoningą įkvėpimą. Ir tokį pat sąmoningą iškvėpimą. Akimirkoje. Kvėpuojame visomis kūno dalimis, o taip pat ir mūsų plaukais. Mes užtvirtiname pasiektą mumis rezultatą atnaujinimo
atjauninimo, atstatymo procesus. Savo dėmesiu keliaujame į savo širdies centrą, mūsų krūtinės centrą, mūsų krūtinės ląstą. Prišaukiame besąlyginės meilės energiją, pripildyti mūsų širdies centrą su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu besąlyginės meilės energija. Ji vis darosi stipresnė, galingesnė. Pripildo širdį, krūtinę. Mes paprašome, kad besąlyginės meilės energija pripildytų mūsų širdį. Paprašome, kad besąlyginės meilės energija sukurtų tą erdvę, į kurią eisime dabar kartu su jumis. Lai besąlyginės meilės energija sujungia mūsų širdis, kad iš jų tekėtų švari meilės energija, kuri sujungtų į vienį kolektyviniam darbui. Su dėkingumu prašome tos tėkmės, besąlyginės meilės šviesos, sukurti mums šią erdvę. Ir dabar dėmesiu koncentruojamės į mūsų rankas. Išreiškime vidinį pasiruošimą susijungti su kolektyvinė sąmonė, kolektyvinėme lauke. Ir visi galite kartoti dabar šiek tiek balsu paskui mane. Aš išreiškiu ketinimą, pasirengimą su pagarba ir išsaugojimu savo pilnatvės ir pilnatvės kiekvieno iš dalyvių besąlyginės meilės tėkmėje prisijungti į bendrą kolektyvinę erdvę, bendram labui mūsų visų, kad pasiekti didžiausią, aukščiausią išlaisvinimą, išvalymą, pripildymą. Einame dėmesiu į rankas ir į delnus. Galime juos atsukti į priekį, atversti. Kaip simbolį pasiruošimo šitam procesui. Ir atkreipkite dėmesį į pojūčius, kurie atsiranda delnuose. Paprasčiausiai stebėkite juos. Mes išreiškiname ketinimą ir sąmoningai paduodame kažkam ranką ir atsistojame vidinėme tame vaizde, ne fiziniu kūnu. Ir atsistojame tokį į didelį bendrą ratą. Susijungiame besąlyginės meilės lauke. Visi tie, kurie klausys šito įrašo ar klauso šito įrašo. Pabūkime kurį laiką šitoje būsenoje ir stebime, kokie pokyčiai vyksta jumyse, kai priimate visą šį procesą, susijungimą visos šitos grupės rankomis. Ką jaučiate?
Galbūt regite, jaučiate kažkurį grupės narį šalia savęs. Galbūt angelai šalia jūsų stovi. Galbūt jau jaučiate juos. Tiesiog stebėkite, kokie procesai, pojūčiai atsiranda delnuose. Gal mes tiesiog žinome ir stebime tiesiog tos procesus. Nebūtinai turite matyti. Galbūt tiesiog jausti. Jūsų užduotis paprasčiausiai stebėti, kas vyksta. Tai paleiskite visus lūkesčius, analizę ir paprasčiausiai stebime. Stebime pojūčius, emocijas. Galbūt pradėjote jausti, kaip energija juda kūnu. Galbūt kažką matote. Galbūt stebite per žinojimo kanalą. Arba supratime, kad kažkas vyksta. Stebime emocijas, būsenas. Mes dabar esame susijungimo energijose, kiekvienas iš mūsų yra šiame procese. Mes priimam visą tai, kas vyksta su kiekvienu iš mūsų. Mes sąmoningai pasirenkame tiesiog dalyvauti, būti šiuose bendruose energijose. Galite stebėti tą susijungimą į vieną didelį ratą. Tiesiog labai svarbu stebėti, kas vyksta su jumis šiame procese. Ir dabar susijungdami prikviečiame sąmoningai išeiti su mum bendravimui, kontaktui, pasirodyti mums dvasinius vedlius, mūsų dvasinius mokytojus, mūsų dvasinį palaikymą iš mylinčio dieviško pasaulio. Mes kviečiame tik tai tas dvasinės būtybės, kurios yra 100% iš dieviško šviesos ir meilės būtent dabar, kurie tarnauja dieviškai hierarchijai, tarnaujančiai mums mūsų evoliucijos kelyje, kaip individai. Mes išreiškime ketinimą bendrauti tik su tais dvasiniais vedliais, kurie pasitarnauja mūsų evoliucijoje. Ir tie, kurie mus pakreipia keliu mūsų kaip sielų, mūsų pašaukimo kelyje, mūsų misijos. Visų labai, visos visatos, visos žmonijos, visos planetos labai, gyvo ir negyvo labai. Mes paprasčiausiai stebime, kaip mylintys mus besąlygiškai, tos priimančios dvasinės būtybės apsupa mus. Mes galim juos jausti, matyti, galbūt siluetas, formos, figūras. Mes galbūt galim užuosti stabus aromatus. Mes galim jausti tarytum kažkieno buvimą šalia, kuris apvelka šilumą. Galbūt pojūtis, kad labai šilta ir gera ir saugu. Gal jaučiate prisilietimus prie kūno, gal vienoje pusėje pasidarė šilta, galbūt karšta, galbūt noras atėjo tiesiog šią akimirką nuleisti ašarą iš laimės ir palaimos. Tie dvasiniai vedliai, tos dvasinės būtybės atėjo pas jūs, palaikyti jūs,
pasidalinti savo meilę, padėti jums nubusti. Ir dabar mes prašom mylinčią dvasinę šeimą, vedlius ir mokytojus. Galite kartoti paskui mane. Aš prašau pasirodyti, pabendrauti su manimi. Aš pasiruošęs. Sakome iš širdies ir praleidžiame per širdį. Aš prašau pabendrauti su manimi pačiu saugiausiu ir suprantamiausiu būdu. Aš prašau dabar atkurti, harmonizuoti kanalą bendravimo su manimi, kuris bus pats komfortiškiausias man dabar. Aš prašau, kad mūsų bendravimas, pažintis, mano kontaktas pasitarnautų mano atsivėrimai, mano aukščiausiojo dvasinio potencialo. Išreiškiančio save per fizinį kūną materialiame pasaulyje. Aš prašau, kad šitas kontaktas pasitarnautų mano aukščiausiam labui ir vestų mane keliu mano dieviškos savirealizacijos, mano pašaukimo. Ir mes leidžiame tiesiog būti šiame procese savo. Mes tiesiog stebime. Mes galime matyti, girdėti mintis, kurios galbūt nėra mūsų. Mes galime gauti kažkokią informaciją, kurios nežinojome iki šiol. Galbūt pajausite kažkokius pojūčius kūne, kažkokiose kūno vietose, fiziškai. Ar ateis žinojimas, kad kažkas yra šalia. Mes galime paklausti klausimo, kieno buvimą aš jaučiu dabar, kas tu, kas jūs, kiek jūsų, kaip aš galiu kreiptis į jūs. Mano tikslas pažinti jūs, kad tu kontaktas pasitarnautų aukščiausiajam labui mano evoliucijoje, kad atsivertų mano aukščiausias potencialas, mano misijos ir mano unikalaus kelio. Stebime tą procesą ir visą mūsų bendrą erdvę, visą mūsų ratą. Stebime, kas vyksta visoje erdvėje, koks bendravimas vyksta su šia šviesos būtybe, su mūsų dieviškaisiais padėjėjais. Ir pas kiekvieną iš šio rato procesai vyksta savaip. Kažkas gal tik pažindinasi ir harmonizuoja, balansuoja ryšį. Kažkas gauna informaciją iš savo vedlių. O kažkas paprasčiausiai pildosi dieviškom energijom, meilė, džiaugsmu. Gal pas kaip kuriuos rieda laimės ašaros ir tuo pačiu vyksta širdies centro valomieji procesai. Širdis valosi, širdis pildosi šią vienio būseną kontakto su dvasiniu pasauliu, su savimi. Kažkurie labiau grįžta į save, kažkuriem ateina suvokimai, supratimai savęs ir savo gyvenimo, situacijų, pamokų. Ir visiems viskas vyksta savo laiku. Labai visos visatos
planetos. Tai gali būti mokytojai, vedliai, palaikanti grupė kiekvienam iš esančių, galbūt tai angeliškoji grupė. Jie laimingi galėdami jums pasitarnauti kiekvienam iš jūsų gyvenimo kelyje. Galbūt ne visada pastebite jų veikimą, nepastebite jų ženklus ar siunčiamas jiems žinutes, bet jie visada šalia. Ir pasirodo tada, kada jų labiausiai reikia. Tada, kada jūs kreipiatės į juos. Ir visos tos šviesos būtybės jos visada šalia. Jie siunčia jums daug meilės, daug pripildymo, daug vienio. Ir dabar vyksta intensyvus darbas su kiekvienu iš jūsų. Tose dieviškose energijose. Ir tęsis visą naktį iki pat ryto. Kai kuriem tęsis kelias dienas, kelias paras. Tiesiog priimkite visą tai. Visą tai, kas pildo jūs. Atminkite, kad meilė gydo, meilė išlaisvina. Nėra nieko aukščiau už meilės energiją. Pajauskite, kaip jūsų širdys valosi tose energijose. Angeliškieji srautai, jie stiprėja, dar labiau stiprėja. Jūs pildo ir valo, pildo ir valo. Aš dėkoju Kūrėjui, kad leido man pasitarnauti kiekvienam iš jūsų. Aš dėkoju Kūrėjui, kad leido būti man kanalu jo šviesos. Aš dėkoju visom šviesos būtybėm, kurios pasitarnavo šitame procese. Ir lai tie procesai, kurie prasidėjo ir prasidės kiekvienam tam, kuris išklausys šito proceso, šito susijungimo, prisijungs į šią erdvę, pasibaigtų pačiu harmoningiausiu jam keliu. Aš dėkoju visiems angelams, visoms šviesos būtybėms, visiems vedliams, kurie dalyvavo šitame procese, šitame pripildyme, išlaisvinime, išvalyme. Aš dėkoju tau, Kūrėjau, aš dėkoju tau, Kūrėjau, aš dėkoju tau, Kūrėjau. Ir dabar galite likti tose energijose, gulėti tiek, kiek jums reikia. Galite tiesiog miegoti, nakčiai jau, galbūt kai kurie iš jūsų jau užmigote. Rytoj galėsite pasidalinti, kaip jautėtės. Pasistengkite nesivelti į kažkokius negatyvius konfliktus ir pabūkite rytoj tiesiog patys su savimi. Galbūt kažkokia informacija ateis nauja, galbūt idėjos, galbūt susapnuosite ryškius sapnus. Gausite ryškų vedimą iš savo angelų, vedlių. Aš tikiu, kad šitas procesas pasitarnaus visiems jums jūsų evoliucijos kelyje. Ir aš atsisveikinsiu. Myliu jūs, dėkoju. Dėkoju už jūsų laiką.